Vėtrų karalienė. Našlė turėjo 2 dukteris, iš tų viena buvo graži ir darbšti, o kita negraži ir tinginė. Jie labai mylėjo tą, kur buvo negraži ir tinginė, nes ji buvo jos tikra duktė, o kitą vertė visus darbus dirbti. Nelaiminga mergaitė turėjo kasdien atsisėdus pagal vieškelį prie šulinio tol verpti, kol iš pirštų tryško kraujas. Kartą susikruvino visi siūlai ir ji pasilenkė į šulinį jų nuplauti, bet jie išslydo jai iš rankų ir įkrito į vandenį. Ji parbėgo verkdama namo ir pasakė pamotei, kokia atsitiko nelaimė. Tai ją išbarė ir tiek neturėjo širdyje, jog tarė, kad tu įmetei siūlus į šulinį, tai dabar ištrauk. Mergaitė nuėjo vėl prie šulinio, bet nežinojo, ką daryti ir iš baimės šoko tiesiog į vandenį. Ji nustojo sąmonės ir kai vėl atsigavo, pasimatė begulinti puikioj vietoj, kur švietė saulė ir žydėjo tūkstančiai gėlių. Atsistojusi ji ėmė eiti į tą pievą ir priėjo didelę krosnį, kur kepė duoną, ir kepalai šaukė: trauk mus greičiau, mes sudegsim, mes seniai esame iškepę. Mergaitė priėjo ir ištraukė visą duoną. Ji nuėjo toliau ir priėjo obelėlę, aplikusią obuoliais, o tie šaukė: nupurtyk mus, mes jau senai visi sunokę. Mergaitė paėmė purtyti ir tol purtė, kol ant medžio neliko nei vieno obuolio. Obuolių prikrito žemė kaip gruodo, į juos sudėjo į krūvą ir nukeliavo toliau, kol priėjo mažą trobelę. Iš jos pro langą žiūrėjo sena moteriškė, tokiais dideliais dantimis, jog ji išsigando ir norėjo bėgti, bet senė jai sušuko: ko tu bijai, mielas vaikeli? Lik pas mane ir jei namų darbus gerai dirbsi, puikiai čia gyvensi. Tik gerai man pataisyk lovą ir taip purtyk patalus, kad iš jų lėktų plunksnos, nes tada žemė ima snigti ir pustyti. Aš esu vėtrų karalienė. Meili senelės kalba patiko mergaitei. Ji padrąsėjo ir apsiėmė pas ją tarnauti. Ji dirbo viską netingėdama ir taip purtė patalus, jų plunksnos kaip snieguolės aplink tik lakstė. Užtat ji turėjo puikų gyvenimą, niekados negirdėjo pikto žodžio, kasdien valgė ir sočiai ir gardžiai. Pagyveno ji kurį laiką pas vėtrų karalienę ir staiga jai pasidarė ilgo. Iš pradžios pati nežinojo, kas jai yra, bet galop suprato, kad ji pradėjo ilgėtis savo krašto. Nors čia ji gyveno 1000 kartų geriau nei namie, bet vis dėlto ją kažkas traukė pas savuosius. Pagaliau jie tarė šeimininkei: labai pasiilgau namų ir nors čia man labai gerai, bet ilgiau būti nebegaliu, noriu grįžti į tėviškę. Tai jai atsakė: man patinka, kad tu nori grįžti namo ir už tai, kad man taip gerai tarnavai, pati iškelsiu tave į viršų. Ji paėmė mergaitę už rankų ir privedė prie didelių vartų. Vartai atsivėrė ir kai mergaitė tarp jų atsistojo, ėmė lyti aukso lietus ir jie aplipo auksu nuo galvos iki kojų. Tai tau už darbštumą, tarė vėtrų karalienė ir atidavė jai siūlus, kurie buvo įkritę į šulinį. Paskui vartai užsidarė ir mergaitė atsidūrė aukštai žemėj, netoli savo namų. Tik įėjusi ją į kiemą, gaidelės tupinėdamas ant šulinio sugiedojo: kakariko, parėjo dukrelė paauksuota. Ji nuėjo pas pamotę, o kai ji visa buvo apdėta auksu, tai pamotė ir jos duktė pasitiko ją meilingai. Mergaitė apsakė, kaip viskas atsitiko. Ir kai pamotė sužinojo, kokiu būdu ji tiek lobio gavo, panorėjo ten siųsti ir savo tinginę dukterį, bet turėjo atsisėsti prie šulinio ir verpti. Norėdama greičiau sukruvinti verpalą, ji tyčia susibadė pirštus.
Paskui metė siūlus į šulinį ir pati iššoko, kaip ir sesuo. Jie atsidūrė gražioj pievoj ir ėjo tuo pačiu taku. Kai priėjo krosnį, duonos kepalai šaukė: trauk mus greičiau, mes sudegsim, mes senai esam iškepę. Bet tinginė atsakė: imsiu aš dabar ir paišinti su jumis. Ir nuėjo sau. Netrukus ji priėjo obelėlę. Ir obuoliai šaukė: nupurtyk mus, nupurtyk, mes esam jau visi sunokę. Bet jie atsakė: nebepurčios, dar koks obuolys gali nukristi man ant galvos. Ir nuėjo toliau. Priėjusi Vėtrų karalienės namus, ji neišsigando, nes apie jos didžiuosius dantis jau buvo girdėjusi. Ir tuojau apsiėmė pas ją tarnauti. Pirmą dieną stengėsi ji nugalėti savo tinginį. Dirbo, ką jai liepė šeimininkė, tikėdamasi už tai gauti daug aukso. Bet antrą dieną jau pradėjo tinginiauti, trečią dar daugiau. Galop ir keltis rytais nebenorėjo. Ji netaisė lovos taip kaip reikia ir nepurtė taip patalų, kad plunksnos lėktų. Toks darbas nepatiko šeimininkai ir jie ją atstatė. Tinginė apsidžiaugė manydama, kad jau dabar turės lyti aukso lietus. Šeimininkė nuvedė ją prie vartų ir kai ji tarp jų atsistojo, aukso lietus vietoj pūkštelėjo, ant jos visas katilas deguto. Ir štai tau atpildas už tavo darbą, tarė Vėtrų karalienė ir uždarė vartus. Tinginė sugrįžo namo visa degutuota. Pamatęs ją Gaidelis, tupėdamas ant šulinio, sugiedojo: kakariko, parėjo dukrelė degutuota. O tas degutas taip prie jos lipo, jog per visą gyvenimą negalėjo nueiti.